Antras skyrius – tuščios tylos teritorija. Po vidinės griūties ateina laikotarpis, kurio nepavadinsi nei pažanga, nei atsigavimu. Tai tuščios tylos teritorija. Nežinomybės erdvė, kurioje senasis pasaulis jau pasitraukęs, o naujasis dar nepradėjęs skleistis. Tai ne metas veikti, tai metas išbūti. Tu pradedi pastebėti, kad senieji tikslai prarado trauką. Senos svajonės atrodo tarsi iš kito gyvenimo. Net norai nutyla. Lieka tik buvimas, dažnai lydimas vidinio sustingimo. Tai gali būti baugu, bet ir išlaisvinančiai švaru. Tylos teritorija moko gyventi be išorinių atramų. Kai nelieku kur bėgti, tampi kviečiamas sugrįžti į save, ne kaip projektą, o kaip tikrą, kvėpuojantį stebėtoją. Čia atsiveria gilesnė sąmonės dimensija, ne kalbanti, o klausanti, nesiekianti, o leidžianti. Tavo pojūčiai paaštrėja, garsai įgauna gylį, kvėpavimas tampa ritminga malda, kūnas tampa tiltu į dvasinį jautrumą. Tu supranti, tuštuma nėra tuščia. Ji pilna neapibrėžto laukimo, kaip dirva prieš daigą. Šis skyrius – tai kvietimas neskubėti, nebandyti ištrūkti, bet atsisėsti tylos centre, ten, kur nieko neįvyksta, bet viskas prasideda.